Sveikiname prisijungus prie vidinio Riplin rato. Liko vos kelios dienos iki šios naujos technologijų programos paleidimo. Turint omenyje, kad tik keli išrinktieji, tarp jų ir jūs, vykstančiam paleidimo procesui, turite galimybę stebėti veiksmą už uždangos. Šis vaizdo įrašas bus trumpas, tačiau supažindins jūsų svarbiausiais aspektais, kurie jūsų starto pagrindas. Jie padės jums įsilieti į mūsų sistemą. Todėl prašome užsirašinėti tai, kas svarbu. Jei šiuo metu neturite galimybės peržvelgti šį vaizdo įrašą vietoje, kur galėtumėte susikaupti, sustabdykite jį ir pasirinkite tam tinkamą laiką. Ar jūs pasiruošę? Kadangi likusi dalis vaizdo įrašo turi likti tik tarp mūsų. Ir aš rimtai. Nes jei atskleisiu per daug ar per mažai, tai gali paveikti šio masinio starto dalį, kurioje esate ir jūs. Dabar su jumis pasidalinsiu 3 dalykais. Ir man kalbant norėčiau, kad užsirašytumėte juos. Pirmiausia, parodysiu jums, kas iš tiesų yra Riplin. Jūs peržiūrėsite trumpą 3 minučių ir 16 sekundžių animacinį filmuką, kuris paaiškins pagrindus. Visų antra, apžvelgsime 4 Riplin plano fazes. Kai suprasite jas, suprasite ir tai, kur mes esame dabar ir koks mūsų tikslas. Ir galiausiai parodysiu jums, kaip galite prisijungti prie šios dar nepaviešintos kompanijos ir pradėti savo nuvilnymo efektą dabar anksčiau nei visas pasaulis. Nestartavus, jūs galėsite uždirbti iš visų, kuriuos į šią fazę pakvietėte jūs ir kuriuos pakvietė jie. Bet pirmiausia, noriu jums parodyti šį anonsą, kuris bus paviešintas paleidimo dieną. Šis vaizdo įrašas pirmą kartą paaiškins, kas iš tiesų yra Riplin. Štai mažas įspėjimas prieš žiūrint. Vieninteliai žmonės, kurie matė jį, visi pasirašė griežtas informacijos viešinimui draudžiamas sutartis, todėl prašome nesidalinti su juo niekuo kitu, kol netėjo tinkamas metas. Leiskit užduoti jums klausimą. Kai pirmą kartą išgirdote apie Facebooką, su kiek žmonių pasidalino čia naujieną? 10, 20, 30? O kaip dėl Twitterio, Instagramo ar Angry Birds? Tarkim, jums patiko produktas ir jūs nusprendėte pasidalinti šią naujieną su draugais. Fanais ar prenumeratoriais? Kad būtų aiškiau, tarkim, jūs pasakėte 7 žmonėms. Tada tie 7 žmonės pasidalino su 7 savo draugais. Tie draugai pasidalino su savo draugais. Ir viskas tik auga. Taip pat kaip įmetus akmenuką į ežerą. Tik pasiekus vandenį jūsų veiksmas sukuria nuvilnijimą, kol pasiekia ežero krantus. Tai mes vadiname nuvilnyjimo efektu. Tie 7 žmonės, kuriuos pakvietėte, pavirto į 49 nuo antro nuvilnyjimo, 343 nuo trečiojo, 2401 nuo ketvirtojo ir jau nuo penktojo jūs pasiekėte 16 807 žmonės. Ir viskas tik auga, o šie skaičiai tik pakvietus 7 žmonės. Įsivaizduokite, kokią bangą sukėlėte pasinaudoję ir pasidalinę neseniai naudotų produktų. Neįtikėtina, kokį pelną sukūrėte šiems verslams. Jei to net nenutokite, sukūrėte masinį nuvilnijimą. Toks verslo modelis padėjo Facebooko, Instagramo, Angry Birds ir kitų verslų kūrėjams praturtėti. O kaip dėl jūsų? Ar ne jūs padėjote paskleisti tą žinią? Įsivaizduokite, kiek žmonių prisijungia prie to tinklo, kai jūs sukėlėte nuvilnijimo efektą. Argi nelogiška, kad turėtumėte uždirbti iš visų jūsų atvestų klientų? Tik įsivaizduokite, kad toks žaidimas kaip Angry Birds jums mokėtų 50 centų ar $1, visada, kai jį parsisiunčia jūsų nuvilnijimo atvestas žmogus. Kiek pinigų uždirbtumėte pasidalinę vos šiuo žaidimu? Tik pagalvokite, kiek knygų, programėlių ar puslapių per pastarąjį mėnesį pasidalino jūsų draugai. Rodos nesąžininga, ar ne? Jūs šioms kompanijoms kuriate marketingą, jie kasdien uždirba šimtus milijonų, kartais net milijardų dolerių. Už jūsų pastangas, o jūs negaunate nieko. Vieną kartą uždavėme savo keletą klausimų. Kai mes pradedame nuvilnijimą, kiek jis tęsiasi? Ir antra, kodėl mes negauname už tai pinigų? Teko keletą naktų ir pagalvoti. Pirmiausia, mus apėmė pyktis, vėliau smalsumas, o galiausiai susijaudinimas. Ir štai kodėl mes sukūrėme Riplin. Tai paprastas būdas ne tik sekti savo bangą, bet taip pat ir uždirbti iš jos. Leiskit pademonstruoti, kaip jį veikia. Pirmiausia, jūs parsisiunčiat programėlę. Tada galite pakviesti visus savo draugus ir prenumeratorius padaryti tą patį. Tai padarius galėsite sekti visą jums svarbią statistiką. Tada, kai jūsų žinia apie Riplin paskleista, prasideda smagioji dalis. Ypač tada, kai žinote, kad Angry Birds kūrėjas dėl jūsų pastangų susikrovė turtus ir tai jūs pykdo. Nes užsiregistravus galite tapti Riplin žaidėjų. Žaidėjai yra tie, kurie žino savo nuvilnijimų vertę, kurie nori pasidalinti savo nuvilnijimo uždarbiu. Tik įsivaizduokite, kai pamatote ką nors įdomaus, tarkim puslapį, ar perskaitote įdomią knygą, pažiūrite filmą ar išbandote naują programėlę, jūs sukraunate kūrėjams milijonus, o pats negaunate nė cento. Tiesiog apžvelkite, ar jie tinkami nuvilnijimo komisiniams ir dar vienam pinigų pliūpsniui kasdien. Argi tai neskamba kietai? Kadangi su Ripple jūs galite uždirbti iš ryšių, kuriuos turite, ir iš tų, kuriuos galite sukurti. Taip viskas ir turėtų būti. Tad ko laukite? Pradėkite savo pirmąjį nuvilnijimą šiandien.
Tai ką tik matėte, yra pagrindinė žinutė nuo Riplin. Jums parsisiuntus Riplin programėlę, galėsite pradėti kurti savo nuvilnijimus. O kas dar svarbiau, turėsite prieigą prie Riplin žinučių sistemos. Galėsite bendrauti su savo pakviestaisiais, kurti komandas ir dar daugiau. Bet testuotojai jau vadina šią sistemą didžiausią naujovę po elektroninio pašto. Dabar norėčiau pravesti jūs pro 4 Riplin plano fazes. Pirmoji fazė vyksta dabar. Vadiname ją NDA faze. Dabar mes esame sąstingio režime. Kai Markas Zuckerbergas įkūrė Facebooką, prasidėjo sąstingio režimas. Jis sukūrė vidinį ratą žmonių ir partnerių, kurie buvo reikalingi puslapio įkūrimui. Čia viskas panašu. Dabar mes kviečiame žaidėjus į savo vidinį ratą ir leidžiame kiekvienam nariui pakviesti žmonės, kurie jų manimų tinka šiam verslui. Taip, čia patekote ir jūs. Kai atvesite ką nors, kas pasirašys NDA, būsite su jais susieti amžinai. Jų nuvilnymai taps jūsiškiais. Todėl pasirinkimą darykite išmintingai. Antroji fazė prasidės labai greitai. Vadiname ją komunikacijų ir kompensacijų faze. Jei prasidėjus, nutrauksime NDA sistemą ir paleisime savo programėlę. Visi, kuriuos pakvietėte pirmojoje fazėje, automatiškai bus pridėti prie jūsų nuvilnijimų. Galėsite naudoti žinučių sistemą, bendradarbiauti su jais. Taip pat galėsite dalintis programėlę ir sukurti nuvilnijimo efektą visame pasaulyje. Tada pradėsime masyvų internetinį startą ir komisinių sistema bus pilnai funkcionali. Pasiekus šią fazę, galėsite iš Riplin fano tapti Riplin žaidėjų. Žaidėjai tai žmonės, kurie gali savo nuvilnijimus paversti pinigais. Trečioji fazė prasidės vėliau šiais metais, kai paleisime Riplin ekosistemą. Tam įvykus žmonės galės pradėti siųstis programėlę, dalintis ją ir pirkti dalykus esančius programėlėje. Visi puikiai žinome, kad šio verslo modelis veikia. Visi vertingiausi produktai yra nemokami, o pinigai uždirbami iš atliekamų pirkinių programėlėse ir įvairiose kituose pervedimuose. Kas čia įdomu, kad nėra jokio pardavinėjimo ar spaudimo. Jūs uždirbate iš savo praleisto laiko, kai pasidalinate kietomis programėlėmis ir naujais produktais. Kaip jau darote ir dabar. Ir pinigai plaukia iš viso jūsų nuvilnijimo efekto sukelto pasidalinus vos su keliais draugais. Ir paskutinė fazė, kurios nenorėjau minėti, tačiau noriu, kad žinotume. Pagalvojus apie tokias kompanijas kaip Amazon, pirmiausia, jie sukūrė didžiausią apyvartos tinklą pasaulyje, tada jie uždirbo milijonus, parduodami produktus tų kanalų pagalba. Bet tai buvo iki tol, kol Amazon startavo su savo nauja platforma, kuri leidžia kiekvienam tapti pardavėju ir pardavinėti savo produktus visoje Amazon bazėje. Čia tas pats, kaip nunešti savo produktą į Walmart prekybos centrą ir padėti lentynoje. Ir tai visiems atveria visiškai naują pasaulį. Bet kuris gali sukurti produktą, parašyti knygą, iš tikrųjų parduoti bet ką. Pinigai, kuriuos uždirba šie žmonės, nesuvokiami protu, o sistemos paviršius net nepakitęs. O tai nutiks 4 fazėje. Žinoma, tai nenutiks iškart, tačiau jūs turėsite prieigą parduoti savo produktus bei paslaugas. Ar jau pradedate jaudintis? Šis startas bus smagus ir mes džiaugiamės, kad esate mūsų komandoje. Turime keletą vaizdo įrašų, kurie padės jums susipažinti su Riplin sistema. Tada jums teks nuspręsti, su kuo norite pasidalinti visą šią patirtimį. Žmonės, kuriuos pažįstate, ir jie ir jūs norėtumėte būti vienoje komandoje. Kaip jau ir minėjau, pasirinkite šios pakvietimus išmintingai. Galiu užtikrinti, kad po keletos mėnesių, po keletos metų ir visą likusį gyvenimą, į šią akimirką žvelgsite kaip į tokią, kuri pakeitė jūsų gyvenimą amžiams. Mes labai džiaugiamės turėdami jūs savo komandoje. Todėl prisijunkite į mūsų vidinį ratą ir pradėkite kurti savo nuvilnijimo efektą.